Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trišimtus vėjo malūnėlių pagamino neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija Mirabilija nariai ir juos padovanojo miestui gimtadienio proga, tai parodydami, kad ir neįgalūs asmenys yra dalis mūsų bendruomenės. Čia yra neįgaliųjų ir jų tėvų organizacijos Mirabilija dovana Alytui. Graži dovana. Graži dovana. Ir kuri puošia miestą ir kuri tikiuosi pakels nuotaiką visiems, kas ją matys. Pirmadienį kelio Žiedėties poliklinikai į žemę susmeigta 100 vėjo malūnėlių, dar 200 buvo įstatyti sekmadienį. Vėjo malūnėlis gamina energiją. Jis besisukdamas savo sparneliais sukuria energiją. Taip ir mes geru žodžiu, šypsena galime duoti gerą energiją aplinkiniams. Su gimtadieniu Alytau. Vėjo malūnėlius neįgalieji, jų tėvai ir globėjai pradėjo gaminti dar prieš 2 savaites. Teko įdėti nemažai darbo, gaminti kuolelius, juos dažyti. Labai buvo džiugu, kad visame tame procese dalyvavo visi. Ir vaikučiai, ir tėveliai, nes iš tikrųjų darbo įdėta labai daug, nes tuos kuolelius reikėjo pasmailinti, juos reikėjo nušveisti, juos reikėjo nudažyti, pagaminti vėjo malūnėlį ir jį prikalti, taip kad tas procesas truko 2 dienas. 300 vėjo malūnėlių traukė praeivių dėmesį, tam gauti visi leidimai, o prie akcijos noriai prisidėjo ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Ir jie paprašė tiesiog irgi galimybės prisijungti prie šios akcijos ir sudalyvauti. Mes labai dėkingi, labai apsidžiaugiam, kad policija ne tik baudžia, bet ir ateina su gera žinia. Akcijoje dalyvavę neįgaliųjų tėvai sako, jog gailesčio jiems nereikia. Neįgalieji patys nori įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir būti naudingi miestui. Aš labai norėčiau, kad, tarkim, tokį kaip mano Roką paimtų pasavanoriauti, jis tikrai puikiai padėtų suolus nešioti, kažką pavalyti. Jie nori jausti svarbus. Tai vat, iš miestiečių lauktumėm tokio, kaip sakyti, įjungimo į bendrą gyvenimą šitų žmonių. Akcijos organizatoriai planavo vėjo malūnėlius laikyti iki sekmadienio, tačiau dabar svarstoma, jog jeigu sutiktų savivaldybė, juos būtų galima palikti visai vasarai. Neįgalieji tikisi, jog vėjo malūnėliai pakels nuotaiką miestiečiams, o panašių akcijų norėtų surengti ir daugiau. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.